Lietuvos bėgimo varžybų dalyvius dažnai nustebina juos lenkiantis, netrukus 80-ąjį gimtadienį švęsiantis Romualdas Limantas. Tiesa, buvęs prokuroras bėgioja toli gražu ne nuo jaunystės. Bėgimą Romualdas atrado tik išėjęs į pensiją, būdamas 65. Mano sūnėnas gydytojas su pacientu lipa į 4. aukštą jo kabinetas ir jam pacientas pasakė: daktaras, sako, jūs dūstat, jis nebėgiojo, buvo aptukęs gerokai, sako, man kaip peiliu per širdį. Tada nutarė, įstojo į klubą ir pradėjo bėgioti. Ir po kelių metų ir mane įtraukė tą bėgimą. Pirmasis bėgimas buvo Vilniui ir aš bėgdamas apie katedrą dūsdavau. Bet paskui po truputį pradėjau ir pasiekdavau rezultatų šiokį tokį. Šiandien Romualdas bėgioja kasdien, o medalių už bėgimus sunku ir suskaičiuoti. Pusmaratonį kokią apie 50 esu nubėgęs. Tai 21 km su trupučiu. Bet Romualdo jaunatviškumo paslaptis ne tik aktyvi fizinė veikla. Pradėjau anglų kalbą jau savarankiškai mokytis, įpusėjau taip, jau galėčiau susikalbėti, tik tais jeigu lėtai kalba su manim. Ir taip pat kruopščiai atsirinkti maisto papildai. Namų vaistinėliai tikrai būna maisto papildų vyrams, kadangi tai padeda sveikatai, sakyčiau. Vyrų sveikatai skirti maisto papildai gali padėti palaikyti, pagerinti vyrų prostatos būklę. Juk būtent prostata yra glaudžiai susijusi su vyrų potencija ir viso organizmo gyvybingumu, sako gydytojai. Prostata, kitaip dar vadinama priešinė liauka, tai yra priedinė vyro liauka, kuri yra greta šlapimo pūslės. Jos pagrindinė funkcija tai yra gaminti didžiąją dalį spermos sekreto, kuris yra reikalingas spermatozoidų tinkamam funkcionavimui, gyvybingumui ir judėjimui. O kas išduoda, kokie simptomai išduoda, kad vyras turi problemų su prostata ir kokios dažniausiai tai būna ligos? Yra faktorių išsivystyti prostatos ligoms, kurių mes niekaip negalime įtakoti. Tai yra tokie faktoriai kaip genetika, paveldėjimas, taip pat amžius. Įrodyta, kad vis dėlto senstant tikimybė išsivystyti tiek prostatos hiperplazijai, tiek prostatos vėžiui didėja. Antra grupė būtų faktorių, kuriuos mes galime kažkaip tai įtakoti, pakeisti. Tai tokie būtų kaip fizinis aktyvumas, sveika gyvensena, taip pat mityba. O ką Jūs galvojate apie papildus vyrams? Ar juos reikėtų įtraukti į savo vaistinėlę, ar ne? Taip, tai maisto papildai taip pat gali būti puikiai priemonė, siekiant gal užkirsti kelią prostatos ligų simptomų pradžiai, taip pat kaip profilaktinė priemonė prieš prostatos uždegimus. Renkantis maisto papildus vyrams, vertėtų atkreipti dėmesį į jų sudėtį. Štai šveicariško produkto pagrindą sudaro 3 unikalios kliniškai patikrintos sudedamosios dalys. Afrikinė slyva padeda palaikyti prostatos būklę, peruvinė pipirnė padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę, o juodasis eleuterokokas padeda palaikyti normalią fizinę ir psichinę būklę. Taip, maisto papildai. Turiu tų maisto papildų, irgi labai gerai padeda. Maisto papildai duoda energijos. Ir žinoma, sekant Romualdo pavyzdžiu, labai svarbus yra fizinis aktyvumas ir subalansuota mityba.